Sveiki visi sugrįžę, tikiuosi, kad jums sekasi gerai. Šiandien kalbėsime apie Richardo MC Kroskį bylą, kitaip žinomų kaip Psichas Semas. Beje, jisai pats susigalvoja šitą slapyvardį savo, taipogi ši byla yra žinoma kaip Farmvilio žmogžudystės. Taigi, ši byla pasakoja apie dviejų paauglių pažintį, kurie įvyko internetu ir baigėsi tragiškai. Viskas vyko 2008-2009 metais, dar kai buvo labai populiarus MySpace. Ar atsimenat MySpace? Nes aš tai atsimenu, bet kada jis sukūrėma buvo 2 metai, tai čia buvo 2003 metais, bet pats pikas MySpace tinklalapio buvo 8 ir 9 metais. Taigi, du paaugliai, Richardas ir Emma, susipažįsta MySpace tinklalapyje ir juos sujungia bendras pomėgis į muzikos žanrą kaip kad horrorcore'as. Horrorcore'as tai smurtinis, žiauriais motyvais paremtas repas, jeigu nežinojot, nes aš asmeniškai nebuvau girdėjusi iki šito keiso apie tokį žanrą. Po to, kaip dažnai vyksta tokiose istorijose, viskas pakrypsta labai bloga linkme, taigi įsitaisykite ir pradėkime šiandienos keisą. Taigi, Richardas Aldanas Samuelis MC Kroskį III gimė 1988 m. gruodžio 26 d, todėl jisai buvo ožiaragis. Beje, kas liečia vardą, tai ilgas, žinau. Jisai gimė Hayward'e, Kalifornijoje, kur gyveno su savo tėvais ir savo seserimi Sara. Vaikystėje Richardas buvo apibūdinamas kaip ganėtinai tylus, drovus, bet tuo pačiu mandagus ir paslaugus. Jis buvo tas vaikas, kuris laikėsi nuošaliai, nesukeldavo jokių problemų ir niekam netrukdė. Muzika Richardo gyvenime reiškia labai daug. Jo tėvas buvo gitaristas roko grupėje, taip jisai ir susipažino su alternatyvia muzika ir jo tėvas jį introducino į grupę Metallica. Kaip dažnai girdime tokiose situacijose, tokiose istorijose, Richardas buvo atstumtuolis mokykloje, niekaip negalėjo pritapti, buvo outsideris, kad ir kiek jis bebandytų susidraugauti su kitais, jam tiesiog neišeidavo. Ir taipogi jisai patirdavo patyčias mokykloje, todėl jis jos labai stipriai nekentė. Jie dažnai pašiepdavo dėl jo svorio, dėl plaukų spalvos ir iš tiesų tai yra taip žiauru girdėti, nes vaikai kartais gali būti tokie žiaurūs. Ir patyčios paliko labai gilų pėdsaką, todėl Richardas pakeitė, tai yra metė mokyklą, net ne vieną, o 2, tai tikrai galim suprasti, kiek buvo sunki ir žiauri situacija. Todėl jis dažniausiai mėgdavo praleisti laiką vienas, nes jis tiesiog neturėjo jokių draugų. Tačiau Richardas vis dėlto turėjo kelis variantus, kaip jis gali pabėgti nuo realybės. Vienas iš jų, žinoma, buvo muzika, o kitas tai buvo MySpace. Tai realiai didžiąją laiko dalį jisai praleisdavo būtent šioje platformoje ir galima sakyti, kad jis turėjo būtent šiai platformai priklausomybę. Bet aš manau iš tiesų, kad social media iš tiesų gali būti labai naudinga didžiai daliai žmonių, jeigu jie panaudos tai teisingai. Tai gali padėti užmegzti ryšius su žmonėm, kurie domisi tokiais pačiais dalykais, kuriais galbūt nesidomi tavo aplinkiniai, kaip kad PVZ mes, ar ne, čia susirinkę, domimės true crime'u ir galbūt jūs savo aplinkoje nelabai turit draugų arba pažįstamų, kurie domėtųsi tuo pačiu, kuom domitės jūs. Jis atsigręžė į MySpace, nes jisai ten rado bendruomenę, su kuria galėjo susitapatinti ir turėti tuos pačius pomėgius. Būtent per MySpace Richardas rado tą pačią bendruomenę, kuri domėjosi horrorcore'u ir pagaliau bent kartą gyvenime jis jautėsi pritapęs kažkur, kažkam reikalingas ir turintis bendraminčių ir draugų. Taigi, kaip jau ir žinome ir kalbėjome, Richardo tėtis jį supažindino su sunkesne muzika, kaip kad roku ir metalu, tačiau laikui bėgant Richardas pradėjo domėtis kur kas šiurpesniu stilium, net nežinau kaip pavadinti, tai yra horrorcore'u.
Taigi, kas yra hororkoras? Dabar biškai plačiau papasakosiu, nes sakau, iki šito keiso net nebuvau girdėjus apie tai ir išgirdus hororkoras, tai galvojau, kad tai tikrai bus vėlgi kažkokia sunkesnė alternatyvi muzika, gal kaip metalo atšaka, tačiau aš klydau, nes hororkoras iš tiesų yra rapas. Tačiau tas rapas nėra tokį, kokį mes įsivaizduojam, nes hororkoro rapas, tai yra hororkoras apskritai yra žymiai labiau šiurpus. Jis žinomas dėl savo žiaurių, vaizdingų, ekstremalių tekstų, kurie dažniausiai yra susiję su siaubo scenomis. Daugelėje tekstų yra kalbama apie žmogžudystę, kūno sužalojimus, netgi kanibalizmą, apie viską, kas būtų susiję panašiom temam. Iš esmės, hororkoro žanras tai yra labai niūrus, tamsus rapas. Aišku, viskas turi savo skalę, yra lengvo žanro hororkoras ir yra sunkesnio. Beje, kas mane nustebino, tai kai sužinojau, kad Eminemas yra iš esmės irgi hororkoro atlikėjas, bent jau savo ankstesnėje kūryboje. Bet aš nemanau, kad Richardas klausėsi tokių atlikėjų kaip kad Eminemas. Ir Eminemas būtų būtent toje švelniojoje skalėje, jeigu suprantate apie ką aš. Ir Richardas buvo visiškai kitoje skalėje, būtent toje ekstremalioje. Tai tapo jo nauja apsėstimi, naujų pasaulių, į kurį jis pasinėrė visą galvą. Ir kaip ir minėjau, tiek muzika, tiek MySpace tai buvo jo pagrindinės emocinės iškrovos formos. Jis netgi pats pradėjo kurti hororkorą, taip ir gimė jo sceninis vardas Psichas Semas. Kai pirmą kartą išgirdau šį sceninį vardą, man iškart prieš akis pasirodė Davidas Berkovicas Sam of Sun. Tai Davidas Berkovicas labai žinomas serijinis žudikas. Ir pasirodo, būtent jis ir buvo įkvėpimas Richardui renkantis jo sceninį vardą. Ir man belieka klausti, kodėl. Kodėl? Nes dažniausiai, kai žmonės būna įkvėpiami serijinių žudikų, tai dažniausiai tikrai nesibaigia gerai. Taigi, Richardas pradėjęs kurti hororkorą, jį kėlė į savo MySpace. Beje, dar vis yra YouTube'e jo hororkoro dainos. Tai man tai pasirodė ganėtinai keista, bet aš jų paklausiau. Tai aš jų čia nekelsiu, jeigu jums įdomu, galite pasiklausyti, kad įsivaizduotumėt bent jau apie ką ir kaip. Bet kelis sakinius aš jums pacituosiu, apie ką ten yra dainuojama. Taigi, cituoju. Balsai mano galvoje liepia žudyti be perstojo. Taip pat yra tokių tekstų, kaip kad noriu surengti masinės žudynės. Jis taip pat dainuoja apie norą atsikratyti pūvančių kūnų, bet noriu pabrėžti, kad muzika tai yra tiesiog savyraiškos forma ir tai tikrai nereiškia jokiais būdais, kad, sakykime, jeigu ten žmogus klauso kažkokios sunkesnės muzikos arba apskritai netgi to pačio hororkoro, tai tikrai nereiškia, kad jisai nori kažką nužudyti. Bent jau neturėtų reikšti. Ir šiaip apskritai aš niekada nesu linkusi kaltinti tiek muzikos, tiek kažkokių vaizdo įrašų, TV laidų, filmų. Kiekvienas žmogus turi laisvą valią ir tai yra tiesiog savyraiškos forma ir jie tikrai neskatina tavęs eiti ir kažko žudyti. Aišku, tai labai yra individualu ir priklauso nuo žmogaus. Ir jeigu mes paimsime būtent tokį žmogų kaip kad Richardą, tai mes puikiai galime suprasti, kad jo vidinė būsena jau bet kuriuo atveju buvo labai tamsi ir niūri ir tokios dainos, kur yra romantizuojama žudynė, žmogžudystės ir panašiai, tai tikrai Richardo atveju jam nepadėjo. Net ir skaičius mane, realiai žiūriu pagrindė vien siaubo filmus ir žiūriu true crime ir žiūriu siaubo filmus nuo pat vaikystės, bet šiaip nenuskrauščiau net pelytės. Taigi 2008 metų vasarą Richardui buvo 19 metų, jis gyveno su tėvais ir dirbdavo nepapilną dieną kaip internetinių svetainių dizaineris. Jis kurdavo svetainės žmonėms, su kuriais susipažino internete, tai yra tie patys žmonės iš hororkoro bendruomenės, su kuriais susipažino per MySpace. Būtent tuo metu jis internete susipažįsta su panele vardu Emma Niederbrock. Emmai buvo 15 metų, ji gyveno Farmvillėje, Virdžinijoje
iš to ir kilo šitos bylos pavadinimas. Ji gyveno su savo tėčiu Davidu, kuris buvo pastorius, ir su mama Debora, kuri dirbo sociologijos ir baudžiamosios justicijos dėstytoja. Artimiausi žmonės Emą apibūdino kaip labai geros širdies, padedančią, draugišką, mielą merginą. Dar kai Emma mokinosi vidurinėje mokykloje, ją tėvai iš mokyklos pasiėmė ir pradėjo mokinti namuose. Beje, norėčiau pabrėžti, kad jos tėvai buvo labai religingi, prieš ką Emma labai stipriai maištavo, jį žymiai labiau domėjosi subkultūrom, kaip kad gotais ir okultizmu. Emma taipogi turėjo vieną labai didelę aistrą ir taip, jūs esate visiškai teisūs, tai taipogi buvo hororkoras. Ji taip pat buvo labai aktyvi šioje bendruomenėje MySpace, būtent hororkoro, ir ji tenai prisistatinėdavo tokius slapyvardžių kaip Ragdoll, tai yra lėlės skudurinukė. Ir būtent taip 2008 m. rugsėjį ji susipažįsta su psichu Semu, kaip žinome, jisai buvo Richardas. Ir jie pradeda bendrauti, jie turi labai daug bendro, tai taip, visų pirma tai buvo muzika, o kitas dalykas, kuris, kaip spėjame, juos suvienijo, tai buvo tai, kad, kaip žinome, Richardas buvo metęs mokyklą, o Emma iš mokyklos buvo paimta tėvų. Taipogi Emma, kaip ir Richardas, jautėsi izoliuota, lyg nepritaptų prie aplinkos ir ji norėjo maištauti prieš savo griežtą auklėjimą. Be to, dar vienas dalykas, kuris juos turbūt suartino labai, tai kai jie tik pradėjo bendrauti, galima sakyti, tuo pačiu metu, jų abu tėvai išsiskyrė, Emos tėvas išsikraustė iš jų namų, o Richardo mama taipogi paliko jį. Jie reguliariai susirašinėdavo per MySpace, taipogi kalbėdavo telefonu, tačiau, kaip žinome, jie dar nebuvo niekada susitikę. Richardas galvojo, kad Emma yra jo panelė, nors tai niekada nebuvo oficialiai pabrėžta, pasakyta ir pasiūlyta. Tai taip, Richardas buvo labai stipriai įsimylėjęs Emma. Ir štai dabar jau 2009 metai, primenu, kad jie jau bendravo metus laiko, Richardui suėjo 20, o Emmai tik 16. Ir tai yra blogai. Richardas jau yra pilnametis, o Emmai yra tik 16. Jam buvo 19, jai buvo 15. That's wrong. Ir tada jie nusprendžia susitikti gyvai. Taigi artėjo festivalis pavadinimu Strictly for the Waked, kurį organizavo Serial Killing Records. Ir tiek Emma, tiek Richardas labai norėjo dalyvauti šiame festivalyje, todėl jie nusprendžia, kad jie vyks į šitą festivalį kartu, jie viską susiplanuoja, tačiau Emma labai norėjo pasiimti kartu ir savo geriausią draugę, 18-metę Melanie Wills. Melanie gyveno vakarų Virdžinijoje, ji taipogi su Emma susipažino per MySpace, per hororkoro bendruomenę. Apie Melanie buvo sakoma, kad ji buvo labai miela, geros širdies mergina, ji kaip ir Emma buvo mokoma namuose, kas jie abi taipogi labai suartino ir jos vienas kitą laikė geriausiamis draugėmis, nors ir gyveno skirtingose valstijose. Visi trys nusprendžia vykti kartu į festivalį, tai Emma, Richardas ir Melanie. Tačiau jie turi sugalvoti, kur jie susitiks ir kuri vieta bus išvykimo vieta, nes turim nepamiršti tai, kad jie gyvena skirtingose šalies vietose. Planas buvo toks, kad Richardas ir Melanie atskris iki Emos namų ir tada nuo Emos namų juos nuveš Emos mama su mašina iki festivalio, kur būtų plius minus apie 10 valandų kelio. Emma papasakoja šį planą savo mamai Debrai, bet Debra labai sunerimsta ir jos klausia, palauk, tu nori pasakyti, kad 20-metis vaikinas, kurio niekada aš nemačiau, niekada tu nematei, atvažiuos ir apsistos pas mus. Ir turim nepamiršti, kad Debra buvo sociologijos, baudžiamosios justicijos dėstytoja, tai galim įsivaizduoti, kad vidiniai aliarmai tikrai pas ją suveikė. Tačiau galiausiai Emmai pavyko įtikinti savo tėvus, kad viskas bus gerai ir jie sutiko. Melanie jiems nekėlė jokių problemų, didžiausias klaustukas tai buvo Richardo atvykimas, tačiau šis klausimas taipogi buvo išspręstas, todėl Richardas turėjo atvažiuoti iki Emmos namų ir jie visi turėjo važiuoti iki festivalio. Taigi planas buvo suderintas ir 2009 m. rugsėjo 6 d. Richardas išvyksta iš savo namų Kalifornijoje iki Emmos Virdžinijoje. Kelionės metu Emma rašinėjo Richardui žinutes ir ji netgi paliko jo MySpace profilyje tokią žinutę, kaip kad
Kitą kartą, kai skaitysi ir atidarysi MySpace, tai jau būsi pas mane namuose, myliu tave labai stipriai, mažylį. Taigi, pagaliau Richardas atvyksta iki Emos namų, tai buvo labai ilgai laukta akimirka, jisai pagaliau pamato savo merginą, su kuria bendravo metus laiko per internetą, tačiau viskas įvyksta ne taip sklandžiai, kaip galbūt jisai tikėjosi, nes sakoma, kad kai Emma pamatė pirmą kartą Richardą, jis tikrai netitiko savo nuotraukų. Kitaip tariant, Richardas buvo catfisheris. Jisai labai stengiasi pakeisti savo išvaizdą, geri rakursai buvo jo geriausi draugai, jisai vis laik stengiasi atrodyti lieknesnis, aukštesnis, bandė pakeisti savo veido išraiškas, kad atrodytų patrauklesnis. Emma labai stipriai buvo nustebinta, kai jį pamatė realybėj, kaip ir minėjau, jį tikėjosi pamatyti visai kitą Richardą, bet problema buvo ne tik tame, kad jisai atrodė kitaip, bet jisai ir elgėsi kitaip. MySpace Richardas atrodė kaip kietas bičas, grėsmingas, pavojingas, o realybėj turim nepamiršti, kad Richardas buvo apibūdintas kaip drovus, baikštus vaikinas. Taip kad, jo. Tad jis tikrai nebuvo kažkoks kietas, grėsmingas, pavojingas bičas, kai Emma jį pamato, bet būtent tokį Emma jį ir įsimylėjo. Tai išeina taip, kad realiai įsimylėjo neegzistuojančią asmenybę, nes jo išvaizda visiškai netitiko nuotraukų ir jo personažas, asmenybė taipogi netitiko toks, koks jis dėjosi internete. Jį tikėjosi sutikti psichą Semą ir jį jo nesutiko, kas ją labai stipriai nuliūdino ir aš suprantu ją. Man atrodo, mes visi taip pat pasijaustumėm jos vietoje. Tada į Emos namus atvyksta Melanie ir jie apsistoja vienai nakčiai pas Emą namuose prieš išvyką kitą dieną į festivalį 10 valandų trukmės. Ir ar jūs galite įsivaizduoti, jeigu jūs dabar pakliūtumėte į tokią situaciją awkward, kur galvojat, kad bičas atrodo vienaip, o iš tiesų jis atrodo visiškai kitaip, tiek išvaizda, tiek asmenybė, ir vėliau po viso šito jūs turite dar važiuoti su juo mašinoje 10 valandų iki festo. Kaip turėtų būti awkward? Taigi jie atvyksta į festivalį ir Richardas dabar galvoja, mes šitam feste, čia groja horrorkoras, muzika, kuri mus suvienijo, galbūt jinai mane pamatys iš kitos perspektyvos, galbūt viskas susitvarkys ir viskas bus ok. Tačiau viskas įvyksta visiškai atvirkščiai, negu kad galvoja Richardas, nes Emma net ne tai, kad jam neskyrė jokio dėmesio, bet jinai ir flirtavo su kitais vaikinais feste, jinai susirašinėjo MySpace su kitais vaikinais ir visą tai Richardas matė ir jisai pasijautė atstumtas, pažemintas ir jį tai labai stipriai supykdė. Festivalis, kiek žinau, buvo vienos dienos, kuris vyko rugsėjo 12 dieną, šeštadienį, tad sekmadienį jie visi turėjo grįžti pas Emą į namus. Tai yra Melanie, Richardas ir Emma. Jie grįžo į Emos namus po 14:40 kažkur ir tuo metu Melanie parašo postą į MySpace. SFTW buvo nuostabus, grįžom į Virginiją, trečiadienį vėl būsiu vakarų Virginijoje, pasiilgau visų. Taigi, kita diena jau yra pirmadienis ir pagal planą jie visi turėjo leisti laiką kartu, nes Melanie buvo suplanavus grįžti atgal į savo valstiją trečiadienį, o Richardas planavo pasilikti kiek ilgiau. Taigi visi trys praleidžia pirmadienį kartu ir dėja, pirmadienis yra būtent ta diena, kada įvyksta visi šie šiurpūs įvykiai. Mes tiksliai nežinome, kaip kas įvyko, tačiau iš Richardo pasakojimų galime daryti prielaidą, kad Emma dar vis nenorėjo su juo bendrauti ir buvo šalta jo pusė. Ir tai labai stipriai erzino Richardą, jisai labai jautė didelį pyktį, pagiežą, viduj tiesiog ten viskas vyrė pas jį ir galų gale užvyrė. Ir didėjant emociniam nestabilumui, Richardas iš pykčio pradėjo gerti, vartoti kanapes ir galimai kitus narkotikus, tačiau šito mes negalim tiksliai pabrėžti ir patikslinti, tačiau tai yra spėjama. Tad šis mišinys, kaip kad pyktis, narkotikai ir alkoholis, tikrai nebuvo geriausias kombo, ko pasekoje Richardas tiesiog palūžo.
Taigi maždaug 3 ryto 2009 m. rugsėjo 15 dieną Richardas dar vis nemiegojo ir name dar buvo 3 asmenys apart jo. Tai buvo Emma, kuri miegojo savo kambaryje, Melanie, jos draugė, kuri miegojo svetainiai, ir jos mama, kuri miegojo savo miegamajame. Būtent tada Richardas paėmė kūjį, kurį rado name, ir pradėjo eiti po visus kambarius, taip žudydamas visus iš eilės. Jis pradėjo nuo Melanie, tada nuėjo į Emos kambarį ir galų gale nuėjo iki Debros miegamojo. Visos 3 miegojo, kada buvo nužudytos, jos nebuvo atsikėlusios ir visos jos mirė nuo smūgių į galvos sritį. Kitą dieną Melanie tėvai, Kathleen ir Tomas, pradeda skambinti Melanie. Tai čia antradienis, o jinai turėjo grįžti trečiadienį, tiesiog pasiskambinti, pasiklausti, kokie jos kelionės tikslai, planai, ar viskas tvarkoj. Na, vienu žodžiu, visokie tokie normalūs tėviški reikalai, ar ne? Pasiklausti, pasidomėti, kaip tavo vaikas. Jie nuolat skambinėjo Melanie ir, kaip suprantame, Melanie negalėjo atsiliepti. Mes žinome dėl ko, jie dar vis nežinojo ir vis po kiekvieno skambučio nerimas didėjo, nes tiesiog jie negalėjo susisiekti su savo dukra. Taigi ateina trečiadienis ir jie dar vis negali susisiekti su Melanie, jų nerimas išaugo 100 kartų daugiau. Nes tai nebuvo visiškai būdinga Melanie. Melanie visą laiką duodavo žinoti tėvams, kaip jinai, kur jinai ir panašiai. Tačiau ne šį kartą. Melanie tėvai pradeda įtarti, kad tikrai kažkas yra negerai, ir Kathleen pasako savo vyrui, tai yra Tomui, Melanie tėvui, kad jisai važiuotų iki Emos namų ir patikrintų, ar viskas yra gerai, kodėl jie neatsiliepia ir panašiai. Taigi Tomas nuvažiuoja apie 200 mylių, tai yra apie 320 km iki Emos namų, jisai pasibeldžia, tačiau jam niekas neatidaro. Jis bando pažvelgti per langą, ar yra kažkokie judesiai, ar kažkas apskritai yra namų. Ir taipogi vėl bando paskambinti Melanie savo dukrai, tačiau jisai negauna jokio atsako. Melanie tėvas Tomas tiesiog pradeda galvoti, okei, viskas yra gerai, jie turbūt kažkur išėjo, jie tiesiog paaugliai, jie tikrai turėtų dabar greitai grįžti, ir jis tiesiog grįžta į savo automobilį laukti savo dukros. Praeina 1 valanda, 2, 3, galų gale 7 valandos praeina ir nėra nei Melanie, nei Richardo, nei Emos, apskritai nieko. Jisai pradeda labai stipriai panikuoti ir nežino tiesiog ką daryti, o Melanie niekur nesimato. Tomas yra priverstas grįžti namo be savo dukros Melanie ir iš tiesų yra žiauru net pagalvoti, ką jisai turėjo važiuodamas tokį kelią galvoti ir kaip jis turėjo jaustis. Ir apskritai, ką jisai turėjo pasakyti grįžęs savo žmonai, aš neturiu mūsų dukros, aš nežinau, kur jinai yra. Taigi, kitą dieną, ketvirtadienį, Melanie mama Kathleen pradeda skambinėti visiems, kas tik tai galbūt galėtų turėti kažkokios informacijos. Žinoma, jį skambinėjo N kartų į Emos namų telefoną, nes vis tiek jinai galvoja, kad kažkas turėtų būti namuose ir turėtų kažkas atsiliepti. Ir tas kažkas atsiliepia ir žinoma, tai buvo Richardas. Žinoma, Richardas buvo ir Melanie draugas, tad Kathleen jį pažinojo ir jį pagaliau pagalvojo, ačiū Dievui, kažkas atsiliepia ir pagaliau paaiškins man, kas vyksta, kur visi kiti ir panašiai. Tačiau viskas, ką jinai išgirsta iš Richardo, tai jūsų dukra išėjo ir tiek. Ir Melanie mama Kathleen sako, kur išėjo, kaip suprasti, kodėl tu ne kartu su jomis, kodėl tu iš viso randiesi namuose, kodėl niekas neatsiliepia, kodėl tu ne savo namuose ir panašiai. Ir aš negaliu įsivaizduoti, kaip Richardas, žinodamas, ką jisai padarė, ta prasme, jis jau buvo nužudęs jos dukrą, galėjo su ją kalbėti ir vaidinti, kad viskas yra gerai ir panašiai. Tai man atrodo, jo vardas jam tikrai tinka. Psichas Semas. Kathleen tada pradeda klausinėti Richardo, man reikia atsakymų, pasakyk, kur mano dukra ir panašiai, tačiau Richardas nuo spaudimo pasimeta ir nebegali nulaikyti vienos versijos, tai jis tiesiog pradeda mėtytis savo mele. Ir Kathleen supranta, kad kažkas tikrai yra labai tartino ir ji tiesiog numetus ragelį paskambina ir susisiekia su policija, paaiškina visą situaciją, kad
jos dukros draugas randasi ne savo namuose, o jos dukros geriausios draugės namuose ir jinai negali su nieko susisiekti ir ar jie galėtų nuvykti į Emos namų ir padaryti gerovės patikrinimą, tai yra wealth check. Policija nuvyksta į Emos namų, pabeldena į duris ir kas jas atidaro, tai taip Richardas. Policija paklausia, ar viskas tvarkoj. Ir Richardas tiesiog atsako, jo, viskas gerai, nieko čia blogo nevyksta. Ir policija tiesiog išeina. Ką? Atsiprašau. Tai turėjo būti turbūt blogiausias policijos wealth check patikrinimas. Kaip suprasti, jie tiesiog paklausė vieną klausimą ir gavę tokį atsakymą, jie tiesiog išeina. Ta prasme, aš suprantu, kad jie neturėjo galbūt orderio įeiti namus, bet jie tikrai galėjo paklausti, kur yra tikri namų savininkai, paprašyti jo kažkokio asmens dokumento, asmens kortelės tapatybės ir panašiai. Bet okei. Kai policija grįžta pas Catelyn, policija pasako, kad ten viskas yra gerai, nieko netrodo įtartina. Catelyn tai išgirdus tiesiog apstulpsta ir yra šoke, nes tiesiog kaip policija nieko nesugebėjo padaryti. Tada Catelyn galų gale nusprendžia paskambinti Emos tėvui. Kaip atsimenam, Emos tėvai yra išsiskyrę ir jos tėtis kartu negyveno. Jinai paskambinus papasakoja visą situaciją ir sako, kur yra tavo dukra, nes aš noriu sužinoti, kur yra mano dukra. Ir tada Markas galvoja, palauk, aš irgi nieko negirdėjau iš Emos jau kelias dienas ir jam tai pasirodo įtartina. Be to Markas gyvena vos 15 minučių atstumu nuo Emos namų, tad jis nusprendžia nuvykti iki Emos namų ir pasižiūrėti, ar viskas tikrai yra gerai ir tuo pačiu paskambinti Catelyn ir jai pranešti, kad jinai nerimautų. Tačiau tragiškai Melanie mama niekada taip ir nebeišgirdo skambučio iš Marko. Taigi Markas atvyksta į Emos namus, tai yra ketvirtadienį, 2009 m. rugsėjo 17 d. apie 5 val. Vakare. Kadangi jis turėjo raktus, tai jis tiesiog atsirakina ir įeina, tačiau vos tik įėjęs jisai yra užpuoliamas Richardo ir taipogi gauna traumą kūjų į galvą. Ir yra mirtingai sužeistas. Taigi praeina dar viena diena, jau penktadienis ir Catelyn iš savo dukros Melanie nieko negirdėjo nuo pirmadienio. Ir apart to ji jau nebegali skambinti ir Markui, Markas nebeatsiliepia į skambučius, tad ji labai stipriai nerimauja ir ji vėl paskambina į policiją ir paprašo, reikalauja jau tai yra, kad jie būtinai nuvyktų į Emos namų ir patikrintų, kame yra problema. Policija sutinka ir policija nuvažiuoja į Emos namų, tačiau nuvykę atgal į Emos namų, jie randa praviras duris ir vos tik įžengia į vidų, juos pasitinka labai žiaurus kvapas, tai yra lavonų kvapas. Tai jo, decomposing bodies, tai čia labai žiaurus yra kvapas ir yra sakoma, kad netgi žmogus, kuris tiksliai nežino, kas tai yra per kvapas, tiesiog pajutęs šitą kvapą, jis tikrai suprastų, kas tai per kvapas. Taigi policija pradeda apieškoti namus, jie randa Emos, Melanie, Deboros ir Marko kūnus, jau negyvus, tačiau Richardo jie rasti negali ir policija žinojo apie Richardą, nes jie jau buvo vieną kartą atvykę ir su juo kalbėjo, taipogi Catelyn, Melanie mama irgi kalbėjo su juo ir sakė, kad jisai turėtų būti namuose. Ir tada policija galvoja, ar Richardas yra atsakingas už šias visas 4 žmogžudystes. Policija žino, kad jie turi kuo greičiau surasti Richardą, nes jis yra labai pavojingas, tad jie paskelbė žmogaus paiešką visos valstijos mastu. Tačiau kur yra Richardas, ką jisai padarė, tai kaip žinome, iškart nužudęs Marką, jisai pavogė jo mašinos raktelius ir pavogė jo mašiną ir išvažiavo. Tačiau toli nenuvažiavo, nes įvažiavo į griovį. Ir tada įvyksta tai, kuo yra sunku patikėti, policija atvykus į eismo įvykį jam tiesiog duoda baudą. Kokie šansai? Ta prasme, taip, aš žinau, kad jie galbūt nežinojo, kad jis yra atsakingas už žmogžudystes, bet jie tikrai galėjo žinot, kad tai nėra jo automobilis, galėjo paprašyti jo dokumento, apklausti, eilinį kartą policijos labai blogas atliktas darbas. Taigi dabar Richardas neturi transporto priemonės ir jisai nusprendžia tranzuoti ir jį pasiema vilkikas. Tačiau tas vilkikas vėliau pasakojo, kad labai stipriai pasigailėjo pasiėmęs Richardą, nes jis labai stipriai dvokia, tiesioginė to žodžio prasme mirtimi.
Ir pasirodo, Richardas dar vis vilkėjo tuos pačius rūbus, su kuriais atliko šias žiaurias, brutales 4 žmogžudystės. Ir apart to, kad jie buvo visi aptaškyti krauju, nes žmogžudystės scenos tikrai nebuvo pačios švariausios, kaip mes galime įsivaizduoti, tai jo visi rūbai buvo kraujyje, sudžiūvę, apdžiūvę ir apart to jisai nesimaudė dar 3 dienas. Tai maža to, kad jisai smirdėjo krauju, decomposing bodies kvapu, jisai dar ir nesimaudė 3 paras, tai aš tikrai įsivaizduoju, kad kvapelis turėjo būti labai žiaurus. Ir jūs norit pasakyti, kad policija atvykus į avarijos vietą nieko tokio neįtarė, jisai buvo visas kruvinais rūbais apsirengęs, nuo jo literaliai, tiesioginė to žodžio prasme, smirdėjo lavonais. Tačiau vilkiko vairuotojas kažkaip ištvėrė šį žiaurų kvapą ir jį nuvežė iki jo final destination, tai yra oro uosto. Ir Richardas beveik pabėgo, bent jau jisai taip galvoja, tačiau policija jau jam buvo ant kulnų, nes pasirodo, kad tas policininkas, kuris buvo atvykęs į avarijos vietą, tiesiog įsiminė Richardo žodžius, kurie buvo: aš keliauju į oro uostą. Tad, kai buvo paskelbta jo paieška, tas pats pareigūnas atsiminė jo žodžius ir pasakė tiesiog: aš jam ką tik daviau baudą, ir jisai sakė, kad jisai keliauja iki oro uosto. Kai Richardas ramiai ėjo surakintas antrankiais vedamas pareigūnų, įtariama, kad jie jo paklausė, kodėl tai padarė, ir jisai tiesiog atsakė, kad Jėzus man liepė tai padaryti. Richardas buvo suimtas ir apkaltintas 4 žmogžudystėmis, 1 laipsnio kapitalinėmis žmogžudystėmis. Policija turėjo milžiniškai daug įrodymų prieš jį, tai visų pirma, kai jie jį sulaikė, jisai buvo, kaip ir minėjau, su kruvinais rūbais aptaškytais, visų 4 aukų krauju. Jis buvo paskutinis žmogus, kuris matė visas 4 aukas gyvas paskutinis. Jie turėjo daug įrodymų iš MySpace ir susirašinėjimų tarp Emos ir Richardo. Taipogi jie turėjo liudininkų iš festivalio, kurie tvirtino, kad Richardas labai sunkiai išgyveno Emos rejectinimą, atstumimą. Ir žinoma, policija išsiaiškino, kad jis liko dar 3 paras Emos namuose su 4 aukų kūnais. Ir aš nesuvokiu to fakto, kodėl jisai norėjo likti dar 3 paras su pūvančiais kūnais savo aukų. Čia, ta prasme, jau next level of nenormalumo. Ką jis ten veikia, mes iki šiol nežinome, tai yra tiesiog protų nesuvokiama. Dėl visų šių įrodymų prokurorai siekia mirties bausmės ir galima sakyti, Richardui kortos tikrai nekrito palankiai, tad jo gynybos advokatai tiesiog jam pasakė, kad tu privalai sutikti su šiais kaltinimais, jeigu ne, tai tiesiog tau bus skirta mirties bausmė. Ir būtent taip Richardas ir padarė, jisai sutiko su visais kaltinimais, tad visa ši byla net nedaėjo iki teismo. Jam buvo skirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos, be galimybės išeiti lygtinai. Jis taip pat atsisakė apskųsti šį nuosprendį, tad šioje byloje laimiai Richardas niekada nebus paleistas ir bus uždarytas iki gyvos galvos, ir labai gerai, nes aš tikrai tikiu, kad jisai kėlė labai didelį pavojų visuomeniai ir tokie žmonės kaip jisai tikrai neturėtų išeiti, nes išėjęs jisai tiesiog pyktų ant viso pasaulio dar labiau ir galimai dar nusineštų ne vieną auką. Taipogi per nuosprendį Richardas apskritai nieko nesakė, nesigailėjo savo padarytų veiksmų, visą laiką tiesiog šypsojasi pašiepė šypseną. Man širdis spaudžia dėl Kathleen ir Tomo, tai yra Melanie tėvų ir apskritai visų paliestų šioje byloje. 2 nekaltos merginos, tai Emma, kuriai buvo 16, ir Melanie, kuriai buvo 18, jos buvo atimtos iš šio pasaulio gerokai per anksti. Ir dar Emos tėvai žuvo, viskas tai tiesiog visiškai be prasmės atrodo. Aš nuoširdžiai negaliu suvokti šios istorijos, bet ką galiu suprasti, tai tik tai viena, kad Richardas nuoširdžiai norėjo kažką nužudyti, ir tai tikrai galima suprasti paklausius jo horrorkoro teksto, kad suprastum, jog tai buvo jo vidinis troškimas kažkoks. Ir dėja Emos atstumimas tapo kibirkštim, kuri įžiebė viską tiesiog, ir Richardas palūžo. Bet net ir tada, kodėl nužudyti Emos mamą, nužudyti Melanie, Emos tėvą, aš nesakau, kad ta prasme tai būtų buvo gerai, kad jis nužudytų tik Emą, bet ta prasme, kodėl kiti? Ir kodėl pasilikti dar 3 paras su savo aukų kūnais name, kas buvo jo galvoje?
būti su savo aukų kūnais 3 dienas, o tada dar nužudyti vieną žmogų, aš tiesiog negaliu to suvokti. Ir kaip ir sakiau, labai gerai, kad jis niekada nebus paleistas, nes tokie kaip jisai tikrai keltų labai didelį pavojį visuomeniai. Deja, šiuo atveju Richardas buvo kaip tiksinti bomba, jeigu jisai nebūtų nužudęs Emos, Melanie ir Emos tėvų, tai manau, kad jisai būtų nužudęs vis tiek galų gale kažką kitą, anksčiau ar vėliau. Ir tai yra Richardo MC Kroskey, kitaip žinoma kaip Psichas Semas byla, arba dar kitaip žinoma kaip Farmilio žmogžudystės. Tai iš tiesų yra labai siaubinga istorija. Ir labai jūsų prašau, būkite atsargus bendraudami internete su kitais, ypač nepažįstamais žmonėmis. Žinau, kad liūdna, kad turime galvoti ir apgalvoti, su kuo bendraujam ir ar tai nėra pavojinga, tačiau taip jau yra šiais laikais, tikrai turime būti atsargus. Taigi labai norėčiau, kad pasidalintumėt savo teorijomis, komentarais, nuomonėmis žemiau. Būtinai paskaitysiu visų komentarus. Atsiprašau, kad buvau tiek laiko dingus, labai tikiuosi kelt dažniau ir daugiau. Buvo biški sunku grįžti po pertraukos, bet tikiuosi, kad susitiksime greitu metu kitame video. Ate!